Martynai, labai daug istorijų girdėjau apie šitą automobilį, sako jis Focus VRC ir taip toliau. Tu gali papasakoti šiek tiek? Panašu, kad tu daugiau girdėjai. Šiaip tai viena iš priežasčių, kad tai daugmaž jau lenktyninis automobilis. Tai tiek, kad, sakykime, šitom lenktynėm tai reiktų gal, mes jau diskutuojam, kad variklio kitokia, žinai, bet iš esmės tai yra iš vamzdžių padarytas. Nežinau, kaip čia lietuviškai. Siluetas. Tai lengva, mažutė mašinėlė. Variklis atmosferinis 2 litrų, 2.2. Bet tai yra pakankamai greita mašina. Matysim. Bet iš esmės jinai turi būti tokia nusmagiai. Jinai ne kėbulinis automobilis. Jinai sportui ruoštas, tai, sakykime, potencialą turi. Dirbant su jie toliau galima ir greitą padaryti. O kaip dabar bus, tai vis tiek laiko trūkumas šioks toks. Jūsų komandoje yra tokia pakankamai garsi pavardė, Kevin Abrink, kuris yra gamyklinis Hyundai VRC komandos narys. Papasakok apie tai, kaip jis čia atsirado. Samsonas Motorsport mes dirbam su Lenkijos atstovu Barteku. Jisai mums labai daug padeda ir mes jį skaitom kaip savo šeimos nariu. O jisai praeitį daug dirbęs yra ir su Kevino tėčiu, ir su pačiu Kevinu, ir pasaulio raliuose, ir nacionaliniuose raliuose. Ir Bartekas sako, kad jisai yra, ne tai, kad talentingas, visi čia talentingi Lietuvoje, ypač šiaip žmogus jaučiantis automobilį, žino, kur ką reguliuoti. Todėl ir Hyundai VRC jisai paimtas ir test pilotų, ir dabar varžybas gauna važiuoti. Vien dėl to, kad jisai jaučia, žino, gali patart, pasakyti. Nes aš, pavyzdžiui, aš nieko nesuprantu, man tik tai važiuoja arba nevažiuoja, žinai. Ar galima kalbėti apie kažkokius tikslus šiuo metu lenktynėse? Nu ką tu čia prikalbėsi, čia jau tiek visi laiminčių yra, kad mums vietos 10-ukė nėra. Tai aš manau, kad for fun viskas. Mes neužgožiam savęs tam sudėtingom mintim, žinai, ten laimėsim, nelaimėsim. Na, aišku, važiuojam ir kovoti, ir laiką gerai praleisti. Visas gyvenimas toksai yra, bet mes nesiparinam.